Tu kai esu jau pavargęs. Niekur nėra, užstebėti ką vandenį, ten vandens yra. Nu, va, pilna vandens, bet aš kai esu dabar pavargęs. Na, to jau papalpsiu. Gertais išgersiu. Ne, gerai pasiliksiu. Jau turiu kiek tik maisto. Negert samanas, bet aš taip ištroškęs. Negert. Nu gerai, bet... O, kas ta, jis čia toksai neeiti. Įdomu, kas ten toksai gyvena. Gal paprašysiu, kad galėsiu pernakvoti. O, Simonas. O, čia gal vanduo buvo. O, labas. Galėčiau su tavim pernakvoti šiandien. Kodėl nenori šnekėti? Na gerai, ačiū. Uždarysiu duris. Tu gal turi šiek tiek maisto? Na gaila. Palauk, kas ten? O. Ir ten skrynia, ir ten daiktai jau geras. Na gerai, čia tam lovai, o ne? Na gerai, ačiū, kad leidai man pernakvoti. Sveikas, Simonai. Ko tu toksai mane žiūri? Čia man? Eik tu, ačiū. Dar nieks man nebuvo davęs deimantų. Jo, ir vanduo, ir maistas. Eik tu, kai aš dabar esu tau dėkingas. Na, kaip aš tau galiu atsidėkoti? Realiai? Na gerai, galėsiu aš čia galbūt ir apsaugoti. Žinoma. Na tai va, čia jeigu paminti tokią mini istoriją, kaip aš susipažinau su Simonu. Jis dažniausiai bus jis dabar ten ir bėgioja. Dažniausiai bus mano modų pristatymas ir tokiuose panašiuose dalykuose. Jeigu jums patiko šitą mini, palikite laiką. Bei jeigu surinksime 5 laikus, būsiu labai dėkingas. Ir jeigu norite, kad jo naujo personažo mano šitame mano YouTube kanale, praneškite. Na, ačiū, kad žiūrėjote. Būsiu dėkingas, jeigu surinksime kiek nors laikų. Jeigu galite, prašau, subscribinkite kasdieniniams video. Nors jie nelabai tokie yra kasdieniai. Ate!